Dabar viską darau pagal Wikiloką. Tik tais tiek, kad Wikilokas iš tiesų labai sudėtinga navigacija. Manau, kad nelabai kas gerai. Reikės išsibandyti, gal arba aš kažko nemoku. Būtų labai gerai, kad tą navigaciją galima būtų susikelti kažkur tais kitur, nes šiandien neduoda ženklų, kur yra pasukimas, ir jeigu yra paini trasa, kurioje vienas kitą perdengia pirmyn atgal važiavimai, iš tiesų pasidaro labai problematiška suprasti, ar į teisingą pusę pasukė. Reikės pasižiūrėti, ar galima tuos GPX failus kažkur kitur įdėti į kažkokią kitą programėlę, kuri duotų tas turn by turn navigaciją. Bet šiaip jau pradedu viską įprasti, pradedu suprasti, kaip bėgius perjungti, labai gražus oras, nekaršta, kadangi neturiu dar visiškai tinkamos aprangos, tai truputį užsidėjęs savo adventure aprangą, kuri gali būti šiek tiek karštoka saulėtą dieną vasaros. Bet kol kas kaifuoju iš tiesų. Motociklas klauso geriau, negu kad galima buvo patikėti. Pasižiūrėsiu dabar, kaip su mikrofonu reikalai. Taip, atrodo, vėl pravažiavau aš savo zoną. Reikės kažkaip apsisukti, bet už manęs mašina yra. Nu, žodžiu, taip, keista, sudėtinga iš tiesų, bet ir iš kitos pusės įdomu. Reikia išmokti visą tą momentą valdyti gerai. Apsisuksim dabar prie kapinių. Reikia padaryti vieną sureguliavimą, kurį mačiau, kad internete chebra daro šitam motociklui, nes yra tuščios eigos gazo padavime ganėtinai nemažai, nežinau kokia mintis su to, bet lygtais yra įmanoma ją išnaikinti, kad iš karto sukus, iš karto atsirastų gale. Nes dabar reikia labai prisitaikyti ir būti nuolat pasukus biškį. Vėl įlėksim į mišką ir žiūrėsim, kaip seksis. Reikia kitą kartą pasirinkti kito aiškesnę kelią, aiškesnę trasą ir labiau į ratuką primančią. Nes čia aš nuolat pasimetu, ar važiuoti kairę ar dešinį, ypač kai reikia labai greitai priiminėti sprendimus. Stabdžiai tai nieko visai, viskas gerai su stabdžiais. Tai va, tai dabar vėl turėsim važiuoti į Bekelę. Dabar nepraleisti svarbiausiai momento, kur mums reikės pasukti. Mažai mašinų važinėja, tai reikia būti atsargiam. Gerai, kad nėra taip baisiai karšta.
matosi namų bus pristatyta. Nu, atrodo, atradau, kur aš buvau nusukęs neteisingą vietą. Prisijungiau mikrofoną, viską. Susijungiau, tikiuosi, įsigrašys normalesnis garsas, bet tiek baisiai daug triukšmų. Taip atrodo, aš čia vat įvažiavau kažkur tais jo ir reikėjo man pasukti dešinę, o ne į kairę. Pradedu suprasti bėgius visus. Bet čia skirtingai negu mano galingieji motociklai. Reikia mieste praktiškai tik tais trečių bėgių važinėti. Jau ketvirtas reikia įsijungti jau, kada tokiom tiesiom linijom važiuoju. Dabar nuvažiuosim prie kitos pusės. Reikės pasižiūrėti. Iš tiesų tų daugiau ten visokių keliukų. Man atrodo, kad aš esu normaliu motociklu suvažiavęs kažkada. Atsargiai žmonių negazdinti, bet čia taip pasislėpė rajonai privačių namų. Yra gražesnių, yra baisesnių, čia matyt kaimas kažkoks buvęs. Vėl ne čia nenuvažiavau. Nereikėjo pasukti dešinę, nu gerai, bandom. Taip, dar yra reikalų čia šitam ir Vikilykui, ir motociklui pasimokyti. Dar nemoku jungti, liktis įjungiu teisingą bėgį. Bet palyginu su Triumfu, tai greičių dėžė tai tokia nėra pati iš geriausių pasaulyje. Aišku, čia gal ir vėlgi mokėjimo klausimas ir su šitais batais iš tiesų yra